Tomo Sojerio nuotykiai. 9 skyrius. Baisūs nuotykiai kapinėse. Ta vakarą, kaip paprastai, Tomas ir Sidas nuėjo gulti 9:30. Abu sukalbėjo poterius ir Sidas netrukus užmigo. Bet Tomas nemiegojo, nekantriai laukdamas sutarto ženklo. Kai jau atrodė, kad tuo jiems švisti, jis išgirdo laikrodį mušant 10. Buvo ko nusiminti. Jam knietėjo vartytis lovoje ir judėti, nes to reikalavo įtempti jo nervai. Bet bijojo prižadinti Sidą, tad gulėjo ramiai, įsmeigęs akis į tamsą. Aplinkui buvo klaikiai tylu. Pamažu, toje tyloje, jis ėmė skirti silpnus, vos suvokiamus garsus. Jo dėmesį pirmiausia patraukė laikrodžio tiksėjimas. Senos sijos pradėjo paslaptingai braškėti. Tyliai sugirgždėjo laiptai. Matyt, namie klaidžiojo vaiduokliai. Iš tetos Polės kambario sklido duslus vienodas šnarpštimas. Paskui nuobodžiai ėmė čirpsėti svirplys. Bet kur? To nebūtų galėję atspėti nesumaniausi pasaulio žmonės. Po to sienoje prie lovos galvūgalio sutikseno vabalas, vadinamas mirties tykotoju. Jis nelaimę lemia. Tomas krūptelėjo, nes buvo aišku, kad kažkieno valandos jau suskaitytos. Nakties tylumoje iš tolo nuaidėjo šuns staugimas, o dar iš toliau atsiliepė kitas šuo. Tomui buvo tiesiog kankynė. Galų gale jis maloniai pajuto, kad laikas tartum nyksta. Prasideda amžinybė. Jis nejučia užsnūdo. Laikrodis išmušė 11, bet Tomas jo negirdėjo. Ir vos tik jis pradėjo kažką sapnuoti, pasigirdo liūdnas katės kniaukimas. Kaimyno praveriamas langas girgžtelėjo ir prižadino berniuką. Pasigirdo šauksmas: "Škic bjaurybė!" Ir į malkinės sieną garsiai dzingtelėjęs sudužo tuščias butelis. Tomas pašoko kaip įgeltas, bematant apsivilko, išlindo pro langą ir ropodamas priestato stogu, porą kartų tyliai sukniaukė. Paskui nušoko ant malkinės stogo, o nuo ten ant žemės. Heklberis Finas jo laukė apačioje su pastipusia kate rankoje. Abudu berniukai netrukus dingo tamsoje. Po pusvalandžio jie jau brido per aukštą kapinių žolę. Kapinės buvo senoviškos, vakarų stiliaus. Jos buvo įkurtos ant mažo kalniuko, maždaug už 1,5 mylios nuo miestelio. Išvirtusi lentų tvora aplinkės vietomis buvo nugriuvusi į vidų, vietomis į lauko pusę, bet niekur nestovėjo tiesiai. Visos kapinės skendėjo aukštoje žolėje. Čia nebuvo nė vieno paminklo, tik viršum kapų styrojo lentos apvaliomis viršūnėmis, sugraužtos kirminų ir pasvirusios, lyg ieškodamas atramos ir nerasdamos. Ant visų lentynų kadaise buvo užrašyta amžina atilsį tas ir tas, bet beveik visur raidės taip nusišėrė, jog dabar jų nebeįstengtum perskaityti ne dieną. Tylus vėjelis ošė medžiuose ir Tomui darėsi baugu. Jam atrodė, kad mirusių vėlės skundžiasi, kam žmonės drumščia jų ramybę. Berniukai mažai tešnekėjo ir tai tik pakuždom, nes laikas ir vieta, iškilmingumas ir tyla juos slėgė. Jie surado nusmailintą neseniai supiltą kapą, kurio ieškojo, ir susigužė po 3 didelėmis vinkšnomis, už kelių žingsnių nuo jo. Taip jie laukė tylėdami be galo ilgai, kaip jiems atrodė. Tolumoje ūkavo pelėda, tai buvo vienintelis garsas drumstęs nebylę tylą. Tomas slėgė visokios mintys, jis neištvėrė nešnekėjęs, tad pakuždomis tarė: "Kaip tu manai, Hekai, ar patinka numirėlėmis, kad mes čia atėjom?" Heklberis sušnibždėjo: "Kas juos žino, nežinau. O vis dėlto čia klaiku, tiesa?" "Tikrai klaiku." Ilgą laiką juodu tylėjo, galvodami apie šį savo sumanymą. Paskui Tomas sušnibždėjo: "Klausyk, Hekai, kaip tu manai, ar tas senas krienas Viljamsas girdi, kai mes kalbame?" "Aišku girdi. Bent vėlė tai tikrai girdi." Vėl tyla. Paskui Tomas tarė: "Geriau būčias pasakęs ponas Viljamsas. Bet aš juk nenorėjau jo užgauti. Visi jį vadino senu krienu." "Apie mirusius reikia atsargiau kalbėti, Tomai." Nuo tų žodžių Tomui praėjo noras kalbėti. Staiga jis sugriebė draugą už rankos. "Čš! Kas yra, Tomai?" Ir abu plakančiomis širdimis susiglaudė, laukdami, kas čia bus. "Čš! Štai ir vėl, nejaugi tu negirdėjai. Na, ar dabar girdi?" "Viešpatie, Tomai, jie ateina." "Tai jie, tikrai. Ką mums daryti?"
Nežinau, manai jie mus pastebės? Oi, Tomai, jie juk mato ir tamsoje kaip katės. Verčiau būčiau nėjęs. Tu tik nebijok, netikiu, kad jie mus liestų. Juk nieko blogo nedarome. Jeigu sėdėsime tyliai, gal jie ir visai mūsų nepastebės. Gerai, pabandysiu, Tomai. Viešpatie, aš visas drebu. Klausyk. Berniukai suglaudė galvas ir vos kvepavo. Iš kitos kapinių pusės pasigirdo slopinami balsai. Žiūrėk, žiūrėk, sušnibždėjo Tomas. Kas tai galėtų būti? Tai pragaro ugnis. Oi, Tomai, kaip baisu. Neaiškus šešėliai artinosi patamsyje, neždami siūbuojantį senovinį skardinį žibintą, kuris žėrė į žemę daugybę šviesos ruoželių. Tikriausiai velniai, sušnibždėjo Heklberis ir krūptelėjo. Net 3. O viešpatie, Tomai, dabar jau mums galas. Ar mokė melstis? Pabandysiu, bet tu nebijok, jie mums nieko nepadarys. Tš! Kas yra, Hekai? Čiagi žmonės. Bent vienas iš jų tai tikrai. Iš balso pažįstu. Mefas Poteris. Eik, negali būti. Galva guldau, kad jis. Tik tu nekrutėk. Jis netoks akylas, mūsų nepastebės. Girtas kaip visuomet, senas nenaudėlis. Gerai, aš tylėsiu. Sustojo. Kažko ieško. Neranda. Štai vėl čia suka. Mat kaip bėga, vis lėčiau. Vėl greičiau. Va žiūrėk, ai kaip greitai. Ir tiesiai į mus, tikriausiai. Klausyk, Hekai, ir kitą iš balso pažinau. Indėnas Džo. Na žinoma, tas prakeiktas metisas. Jau geriau būtų buvę velniai. Ir kurių galų jie čia atsibastė? Bet šnabždesys nutilo, nes trejetas žmonių priejo prie kapo ir sustojo netoli tos vietos, kur buvo pasislėpę berniukai. Čia, tarė trečiasis, ir taip pakėlė žiburį, kad berniukai atpažino jaunąjį daktarą Robinsoną. Poteris su indėnu Džo laikė neštuvus, virvę ir 2 kastuvus. Jie numetė ant žemės nešulius ir ėmė ardyti kapą. Daktaras pastatė žiburį prie kapo, o pats atsisėdo ant žemės, atsirėmęs į vieną vinkšną. Jis buvo taip arti, jog berniukai galėjo į ranką pasiekti. Paskubėkit, vyručiai, tarė jis negarsiai. Kiekvieną akimirką gali patekėti mėnulis. Kiti 2 kažką suniurnėjo ir kasė toliau. Kurį laiką te buvo girdėti, kaip monotoniškai girgžda kastuvai, vyrams verčiant žvirgždą ir žemės grumstus. Pagaliau kažkas negarsiai dunktelėjo į medį. Kastuvas atsimušė į karstą ir netrukus vyrai jį iškėlė į viršų. Kastuvais jie nuvožė dangtį, ištraukė numirėlį ir numetė ant žemės. Ta akimirką mėnuo išlindo iš debesų ir nušvietė blyškų numirėlio veidą. Vyrai pristūmė neštuvus, padėjo ant jų lavoną, uždengė apklotu ir pririšo virve. Poteris išsiėmė didelį lenktinį peilį, nupjovė nukarusi virvagalį ir tarė. Na, ponas mėsinėtojau, štai mūsų darbas yra atliktas. Mokėkite dar 5, o jei ne, jis čia ir pasiliks. Teisingai, tarė indėnas Džo. Palaukite, kągi tai reiškia, tarė daktaras. Jūs reikalavote pinigų iš anksto ir aš jums sumokėjau. Taip, jūs sumokėjote, bet mes dar turime suvesti kitas sąskaitas, tarė Džo, eidamas prie daktaro. Daktaras atsistojo. Prieš 5 metus vieną vakarą jūs mane išvarėte iš savo tėvo virtuvės, kai buvau užėjęs ir paprašiau valgyti. Jūs pasakėt, kad mano atėjimas nieko gero nelemia. O kai prisiekiau jums atkeršyti nors ir po 100 metų, jūsų tėvas įkišo mane į kalėjimą kaip valkatą. Manote, kad aš pamiršau? Ne, veltui mano gyslomis teka indėnų kraujas. Dabar jūs mano rankose ir aš atsiteisiu, taip ir žinokite. Jis grūmodamas prikišo kumštį daktarui prie pat veido. Tas netikėtai užsimojo ir vienu smūgiu partrenkė niekšą ant žemės. Poteris numetė peilį ir suriko. Ei, jūs, kągi tai reiškia? Aš draugo mušti neleisiu. Ir jis puolė daktarą. Juodas susikibo ir iš visų jėgų ėmė trankyti vienas antrą, mindžiodami žolę ir kulnimis rausdami žemę. Indėnas Džo pašoko, jo akys degė neapykantą. Pakėlęs numestą Poterio peilį, sėlindamas kaip katė, susilenkęs dvilinkas, jis ėmė lakstyti aplinkui, laukdamas patogios progos smogti. Staiga daktaras ištrūko iš priešo rankų, pagriebė nuo Viljamso kapo sunkią lentą ir taip smarkiai apliekė Poteriui, jog tas pargriuvo. Pasinaudojęs progą, indėnas tą pat akimirką įsmeigė peilį iki pat kriaunų jaunuoliui krūtinę. Tas susverdėjo ir nugriuvo ant Poterio, užliedamas jį savo krauju. Atslinkę debesys šią baisę sceną uždengė tamsa, o nusigandę berniukai nudūmė, kiek kojos neša.
Kai mėnuo vėl pasirodė, indėnas Džo stovėjo prie abiejų kūnų ir susimąstęs žiūrėjo juos. Daktaras kažką neaiškiai sumurmėjo, kelis kartą atsiduso ir nutilo. Na, po velnių, mūsų sąskaitos suvestos, negarsiai tarė Metisas. Ir jis išnaršė mirusiojo kišenes. Paskui įbruko nelemtą peilį į ištiestą Poterio dešinę ranką ir atsisėdo ant atplėšto karsto. Praėjo 3, 4, 5 minutės. Poteris sujudėjo ir ėmė vaitoti. Jis sugniaužė rankoje peilį, pažvelgė į jį ir krūptelėjęs numetė ant žemės. Tada pasikėlė ir atsisėdo, nustūmęs nuo savęs daktaro lavoną, pažiūrėjo į jį nekantriai, paskui apsidairė aplinkui ir sutiko indėno žvilgsnį. Dieve mano, kaipgi tai atsitiko, Džo? Prasti reikalai, tarė tas nepajudėdamas iš vietos. Už kągi tu jį? Aš to nepadariau. Eik, tauškalai čia nieko nepadės. Poteris išbalo ir pradėjo drebėti. Aš maniau, kad jau užsipagiriojau, be reikalo šį vakarą gėriau. Iki šiol ūžia galvoje. Blogiau negu kad einant čionai. Man viskas susimaišė ir nieko negaliu prisiminti. Pasakyk man, Džo. Pasakyk teisybę, senas draugė. Nejaugi tai padariau aš. Juk nenorėjau žudyti. Aš niekad apie tai negalvojau. Prisiekiu savo sielą ir garbę, Džo. Pasakyk man, kaip čia buvo, Džo. O, kaip baisu. Jis buvo toks jaunas ir daug žadantis. Kaip čia buvo? Ogi paprastai. Judu susikibote, o jis kaukšt tau lentą per galvą, tu ir išsitiesiai. Paskui atsistojai, sviruodamas tartum girtas, pagrebėjai peilį ir smogėjai jam kaip tik tuo metu, kaip jis vėl tau iš visų jėgų trenkė. Na, o paskui, tu kaip parkritai, taip ir gulėjai iki šiol kaip pagalys. Ak, aš ir pats nežinojau, ką darau, kad prasmekčiau, jeigu meluoju. Tai vis per degtinę, girtas buvau, bet to įsikarščiavau. O peilio aš niekad rankose neturėjau, muštis tekdavo, nesiginu. Bet tik tai ne peiliu, visi tai patvirtins. Džo, nesakyk niekam. Prižadėk, kad neišduosi manęs, Džo. Aš visada tave mylėjau, Džo, visada tave užstodavau. Juk tu prisimeni, ar netiesa? Tu niekam nepasakysi, Džo? Vargšas susidėjo rankas tarsi maldai ir prakrito ant kelių prieš bejausį žmogžudį. Gerai, Mefai Poteri. Tu visada elgeisi su manim kaip doras, teisingas žmogus ir aš nepadarysiu nieko blogą. Gali mano žodžiais tikėti. Džo, tu angelas, aš laiminsiu tave, kol gyvas būsiu, ir Poteris pravirko. Na, užtenka, dabar nelaikas žliumpti. Eik štai tuo keliu, o aš šituo, ir žiūrėk, kad nepaliktum jokių pėdsakų. Poteris nubėgo ristelę, paskui paspartino žingsnį ir nukūrė, kiek jėgos leido. Žiūrėdamas jam pavymui, indėnas sumurmėjo. Jeigu jį iš tikrųjų apsvaigino smūgis ir degtinė, tai jis negreit prisimins peilį. O jeigu ir prisimins, jau bus taip toli nuėjęs, kad bijos vienas grįžti į tokią vietą. Bailys. Praėjo 2 ar 3 minutės ir į nudurtą žmogų, į lavoną apdengtą apklotų, į atvožtą karstą ir atkastą kapą žiūrėjo tik mėnuo iš dangaus. Aplinkui vėl viskas buvo ramu. 10 skyrius. Šuns kauksmas pranašauja nelaimę. Berniukai nesustodami vis bėgo miestelio link, netekę žado iš baimės. Protarpiais jie neramiai atsigręždavo, tartum bijodami, kad jų kas nesivytų. Kiekvienas kelmas pasipainiojęs po kojom jiems atrodė gyvas žmogus ir priešas, kurį pamačius užimdavo kvapą. Bėgant pro nuošalias pirkeles, miestelio pakraštyje pabudo šunės ir ėmė loti. Nuo to lojimo berniukai dar greičiau pradėjo lėkti. Kad tik mums užtektų jėgų nubėgti iki senos odų dirbtuvės, sušvepleno Tomas vos gaudydamas orą. Aš ilgiau neištversiu. Hekelberis užuot atsakęs tik švokštė. Berniukai žiūrėjo įsmeigę akis į seną dirbtuvę, kur jie taip troško patekti, ir kūrė kiek įkabindami. Pagaliau jie pasiekė tikslą ir įsiveržė abu kartu pro atviras duris, nuvargę ir dėkingi likimui, griuvo ant žemės niūrame apleisto trobesio patamsyje. Jie buvo laimingi, bet baisiai nusigalavę. Palengva jų pulsas ėmė lėtėti ir Tomas tyliai ištarė. Hekelberi, kaip tu manai, kuo viskas baigsis? Jeigu daktaras Robinsonas mirs, aš manau baigsis kartuvėmis. Argi? Kitaip ir būti negali, Tomai. Tomas susimąstė ir po valandėlės paklausė. O kasgi pasakys? Mes? Ką tu čia pliauški? O jeigu kas nors ir atsitiks ir indėno Džo nepakars, tada jis mus vis tiek kada nors užmuš, kaip kažin ką užmuš. Aš ir pats taip manau, Hekai.
Jeigu jau kas praneš, tai tegul praneša pats Mefas Poteris, jeigu jis toks kvailas. Jis amžinai girtas. Tomas nieko neatsakė ir vėl susimastė. Pagaliau jis sušnabždėjo. Hekai, juk Mefas Poteris nieko nežino, kaipgi jis gali pranešti. Kaip nieko nežino? Labai paprastai. Juk indėnas Džo įsmeigė peilį kaip tik tą akimirką, kai daktaras trenkė Poteriui per galvą. Kaipgi jis galėjo ką nors matyti? Kaip jis gali ką nors žinoti? Kad tu surūktum. Tai juk tikrai taip, Tomai. O be to pagalvok, gal to smūgio Poteriui ir pakako. Ne, Tomai, nemanau. Juk jis buvo įkaušęs. Aš iš karto pastebėjau. Be to, jis nuolat girtas. O kai mano tėvas nusilaka, galėjom trankyti per galvą kuo nori. Nors ir bažnyčia užgriūtų jam nieko. Jis ir pats tiek kartų yra taip sakęs. Tas pats ir Mefui Poteriui. Jeigu jis nebūtų buvęs girtas, nuo tokio smūgio gal ir būtų nusibaigęs. Bet ir tai nežinia. Patylėjęs Tomas vėl sako. Hekai, ar tu esi tikras, kad neišsiplepėsi? Norom, nenorom, Tomai, mes turime tylėti. Pats supranti, tas velnės indėnas. Jeigu prasitarsime, o jo nepakars, jis prigirdys mus kaip kačiukus. Žinai ką, Tomai? Prisiekėm viens antram, kad laikysime prikandę liežuvį. Sutinku, taip bus geriausia. Pakelk ranką ir prisiek, kad... Ei, ne. Taip negalima. Tai tinka paprastiems dalykams, kokiems menkniekiams, ypač su mergiotėmis, nes jos vis tiek, kai tik susipyksta, apgauna ir išplepa. Bet tokiam svarbiam dalykui reikia, kad susitarimas būtų rašytas. Ir net krauju. Tomas iš visos širdies pritarė šiam sumanimui. Jis buvo ir paslaptingas, ir nežinomas, ir baisus, ir puikiausiai derinosi su visais įvykiais, su aplinka, su vėlyvų nakties laiku. Jis pakėlė nuo žemės švarę pušinę lentelę, skaisčiai bolojančią mėnesienoje, išsiėmė iš kišenės gabalėlį raudonos kreidos, atsisėdo taip, kad ant lentelės kristų šviesa ir vargais negalais pakeverazojo šias eilutes. Brėždamas brūkšnį iš viršaus žemyn, jis sukasdavo liežuvį ir atleisdavo jį kiekvieną kartą, kai kreida kildavo iš apačios į viršų. Hekas Finas ir Tomas Sojeris prisiekė laikyti liežuvį už dantų ir tegul jie kiaurai žemę prasmenga, jeigu nors vienu žodžiu prasitars. Hekelberis negalėjo atsigerėti Tomo sugebėjimu rašyti ir jo aukštų stiliumi. Jis išsitraukė iš atlapo smeigtuką ir jau norėjo įsidurti pirštą, bet Tomas jį sulaikė. Palauk, nedurk, smegtukas varinis, ant jo gali būti žalėsių. Žalėsių? O kas tai? Tokie nuodai, pabandyk nuryti, pamatysi. Tomas atnarpliojo siūlo nuo vienos savo adatos ir abudu berniukai įsidūrė nykščius ir išspaudė po lašą kraujo. Paspaudęs nykštį dar kelis kartus ir braukdamas mažuoju piršteliu kaip plunksna, Tomas parašė savo vardą ir pavardės pirmasis raides, paskui parodė Hekelberiui, kaip rašyti H ir F, ir priesaika buvo baigta. Su baisiamis ceremonijomis ir užkeikimais jie užkasė lentelę prie pat sienos, būdami tikri, kad grandinės, kurios sukaustė jų liežuvius, jau amžiams surakintos, o raktas numestas toli toli. Į kitą apgriuvusio trobesio galą pro plyšį atsargiai lindo kažkoks šešėlis, bet berniukai jo nepastebėjo. Tomai, sušnibždėjo Hekelberis, ar tu tiki, kad po šito mes jau nebeprasitarsime niekad? Aišku tikiu, kad ir kas būtų, turime laikyti liežuvį prikandę, juk mes kiaurai žemę prasmeksime, jei prasitarsime, argi pamiršai? Dar kurį laiką juodu kuždėjosi. Staiga netoliese, už kokių 10 žingsnių, pratisai, liūdnai sukaukė šuo. Berniukai apimti baimės prisiglaudė viens prie kito. Katram iš mūsų jis kaukia, dusdamas sušnibždėjo Hekelberis. Nežinau, pažiūrėk pro plyšį, tik greičiau. Ne, tu pažiūrėk, Tomai. Negaliu, aš negaliu, Hekai. Prašau, Tomai, štai ir vėl. O, Dieve, kokia laimė, sušnibždėjo Tomas. Aš pažįstu jo balsą. Tai Bulio Harbisono šuo. Šuo ir vėl sukaukė. Berniukams dar kartą apmirė širdys. Oi ne, čia ne Bulio Harbisono šuo, sušnibždėjo Hekelberis. Pažiūrėk, Tomai. Tomas drebėdamas iš baimės nusileido, prikišo akį prie plyšio ir tarė vos girdimu balsu. Oi, Hekai, tai paklydęs šuo. Žiūrėk, Tomai, žiūrėk greičiau, katram jis kaukia. Matyt mums abiems, juk mes visai arti viens kito. Ak, Tomai, galas mums, aš jau žinau, kur pateksiu, buvau toks nenaudėlis. O aš? Taip man ir reikia,
Štai ką reiškia bėgti iš pamokų ir daryti viską, kas uždrausta. Juk galėjau būti geras kaip Sidas, jeigu tik būčiau stengęsis. Bet aišku, nesistengiau. Nu, jeigu tik išsisuksiu šį sykį, dieną naktį sėdėsiu sekmadieninėje mokykloje. Tomas pradėjo tyliai verkšlenti. Ar tai tu nenaudėlis? Ir Hekelberis taip pat ėmė kūkčioti. Tu, Tomai Sojeri, po perkūnų palyginti su manim tikras angelas. O dieve, dieve, norėčiau būti nors perpus toks netikėlis kaip tu. Tomas nurijo ašaras ir sušnibždėjo. Žiūrėk, Hekai, žiūrėk, jis nusigręžęs nuo mūsų. Hekas pažiūrėjo ir jo širdį užlijo džiaugsmas. Taip, nusigręžęs, kaip kažin ką nusigręžęs. Ar jis taip stovėjo ir anksčiau? Aišku, o aš kvailys nė nepagalvojau. Tai gerai, bet kam jis kaukia? Kauksmas nutilo. Tomas įsiklausė. Kas čia? Sušnibždėjo jis. Panašu į kiaulių kriuksėjimą. Ne, Tomai, kažkas knarkia. Knarkia? Tai kurgi knarkia, Hekai? Tikriausiai name gale. Atrodo, kad ten knarkia. Tėvas kartais ten miegodavo su kiaulėm, bet jis kai užknarkia, tai laikykis, kad nepargriūtum. Be to, aš manau, jis daugiau nebegrįš į šį miestą. Bet troškimas naujų nuotykių vėl atgimė berniukų sielose. Hekai, ar tu seksi man iš paskos, jeigu aš eisiu pirmas? Kad nesidori, Tomai, o jei ten indėnas Džo? Tomas nustėro. Bet pagunda buvo per daug didelė ir berniukai pasiryžo eiti, susitarė tuoj pat sprukti atgal, jeigu tik knarkimas nutils. Pirštų galais viens paskui kitą jie ėmė sėlinti prie miegančiojo. Tai buvo per 5 žingsnius nuo jo, Tomas užmynė kažkokį pagalį, šis lūžo ir garsiai sutraškėjo. Žmogus sudejavo, pasirangė, o jo veidą apšvietė mėnulio šviesa. Tai buvo Mefas Poteris. Kai vyras pakrutėjo, berniukai apmirė, bet tuoj visą baimę išgaravo. Jie nuėjo pirštų galais tolyn, išlindro pro spragą, sienoje buvo išlaužta lenta ir sustojo netoliese atsisveikinti. Bet tą akimirką vėl pasigirdo nelemtas klaikus kauksmas. Jie atsigręžė ir pamatė nepažįstamą šunį, stovintį už kelių žingsnių nuo tos vietos, kur galėjo Poteris. Šuo buvo atsisukęs į Poterį, o jos snukis pakeltas į dangų. Tai štai, kam jis kaukė, vienu balsu sušuko berniukai. O žinai, sako, kad maždaug prieš 2 savaitės prie Džonio Millerio namų vidurnaktį staugė paklydęs šuo. Ir tą patį vakarą lėlys buvo įskridęs į jo kambarį ir giedojo atsitūpęs ant laiptų turėklų, o iki šiol dar jo namuose nieks nenumirė. Taip, aš žinau. Tegu nieks nenumirė. O ar Grace Miller tą patį šeštadienį neįkrito į viryklės ugnį ir baisiausiai nenusidegino? Taip, bet ji nenumirė. Ir ne tik nenumirė, bet priešingai, sveiksta. Gerai, palauk, pamatysi, kaip bus. Ji vis tiek jau žuvus, kaip ir Mefas Poteris. Kaip sako negrai, o jie šiuos dalykus išmano, Hekai. Ir berniukai išsiskyrė susimąstę. Kai Tomas lindo pro savo miegamojo langą, naktis jau buvo beveik praėjusi. Jis nusirengė kiek galėdamas tyliau ir bematant užmigo džiaugdamasis, kad niekas nesužinojo apie jo nuotykius. Jam ir į galvą neatėjo, kad tyliai šnarpščiantis Sidas iš tikro nemiegojo ir jau prieš valandą buvo pabudęs. Kai Tomas praplėšė akis, Sidas jau buvo apsirengęs ir išėjęs. Atrodė, kad jau vėlus laikas, nes buvo visai šviesu. Tomas nustebo, kodėl jo niekas nepažadino, kodėl nesudrumstėjo miego kaip visuomet. Taip pagalvojus jį nudegė blogas nujautimas. Per 5 minutės jis apsirengė ir nulipo žemyn. Jis buvo nuvargęs ir mieguistas. Nors šeimyna jau buvo po pusryčių, bet dar sėdėjo už stalo. Niekas jo nebarė, tik visų akys buvo nuo jo nugręžtos ir kambaryje vyravo tokia iškilminga tyla, jog nusikaltėliui širdį perverė ledinis šiurpas. Jis atsisėdo ir stengėsi atrodyti linksmas, bet tai buvo bergždžias darbas. Niekas nešyptelėjo, nieks jo nesidomėjo ir jam teko tylėti, o širdį gniaužė sielvartas. Po pusryčių teta jį nusivedė į šalį ir Tomas beveik apsidžiaugė, mat pagalvojo, kad jam išpers kailį, bet išėjo ne taip. Teta ėmė verkti ir klausinėti, kaip jis galės taip skaudinti jai seniai širdį, ir galų galiai pasakė, kad dabar jis galės daryti viską, kas jam patinka. Pražudyti save, užtraukti gėdą ant jos žilos galvos, nuvaryti ją į kapus. Vis tiek jo pataisyti neįmanoma, todėl jį daugiau ir nebesistengsinti. Tai buvo blogiau už 1000 rykščių. Ir Tomui širdį skaudėjo dabar labiau negu visą kūną.
Jis taip pat pravirko, prašė jam atleisti ir vis žadėjo pasitaisyti. Pagaliau jam buvo leista eiti, bet jis jautė, kad teta ne visiškai atleido ir kad pirmykštis pasitikėjimas beveik dingęs. Tomas pasitraukė nuo žmonių, jausdamasis toks nelaimingas, jog net nemėgino keršyti Sidui. Ir veltui tas pasiskubino nuo jo pasprukti pro užpakalinius vartelius. Jis nukiūtino į mokyklą liūdnas, paniuręs ir drauge su Joe Harperiu atsiėmė savo dalį rykščių už tai, kad vakar nebegrįžo į pamokas. Mušamasis buvo panašus į žmogų, kurio širdį slegia daug sunkesnės nelaimės, ir tokie menkniekiai visai nebejaudina. Sugrįžęs į savo vietą, jis palinko ant suolo ir pasirėmęs rankomis smakrą, įbedė į sieną akmeninį žvilgsnį, kupiną pačios didžiausios kančios. Jo alkūnė atsirėmė į kažkokį kietą daiktą. Netrukus pajudėjęs, jis atsisėdo kitaip ir atsidusęs paėmė tą daiktą, kuris buvo suviniotas į popierių. Tomas išviniojo jį. Gilus, ilgas, sunkus atodusis išsiveržė jam iš krūtinės ir širdis ko neplyšo. Tai buvo varinis jo rutuliukas. Tai jį visiškai pribaigė. 11 skyrius. Tomą kankina sąžinė. Apie vidurdienį visą miestelį staiga sukrėtė baisi žinia. Nereikėjo nei telegrafo, apie kurį tuomet dar niekas nesvajojo. Ši žinia ėjo iš lūpų į lūpas, apskriejo visus, vienus namus po kitų beveik telegrafo greitumu. Mokytojas žinoma paleido vaikus namo. Visam miesteliui būtų pasirodę keista, jei jis būtų nesusipratęs to padaryti. Prie nužudyto žmogaus buvo rastas kruvinas peilis ir, kaip žmonės pasakojo, kažkas atpažino, kad jis esąs Mefo Poterio. Taip pat buvo kalbama, kad kažkur užtrukęs miestelio gyventojas, grįždamas namo apie 2 valandą nakties užklupęs Poterį besiprausiantį upokšnyje ir kad Poteris jį pamatęs tučtuojau dingęs. Įtartinas dalykas, ypač prausimasis, nes tokio įpročio pastarasis neturėjo. Dar buvo kalbama, kad policija iškračiusi visą miestą, ieškodama žmogžudžio. Patys žmonės be galo greit suranda įrodymų ir nuteisia, bet niekur negalėjusi jo rasti. Į visas puses buvo išsiuntinėti raiteliai ir šerifas tikrai tikėjo, kad nusikaltėlis bus sučiuptas iki vakaro. Visas miestelis suplūdo į kapines. Tomas pamiršo širdies skausmą ir nusekė paskui minią. Ne todėl, kad norėjo, ne, jis 1000 kartų mieliau būtų ėjęs kur nors kitur, bet tenai įtraukė baisi nesuprantama jėga. Atėjęs į šią klaikę vietą, būdamas nedidukas, jis prasispraudė į priekį ir vėl išvydo tą patį liūdną vaizdą. Jam atrodė, kad praėjo amžinybė nuo to laiko, kai jis čia buvo. Kažkas įgnybo jam į ranką. Jis atsigręžė ir susidūrė akimis su Heklberiu. Tučtuojau abudu ėmė žiūrėti į priešingą pusę, galvodami, ar nebus kam pasirodęs įtartinas jų susižvalgymas. Bet visi buvo susirūpinę vien kalbomis ir žiūrėjo į smeigę akis į baisų reginį. Vargšas žmogus, vargšas jaunuolis. Tai bus pamoka lavonų vagims. Neišvengs Mefas Poteris kartuvų, jei tik bus sučiuptas. Visi kalbėjo vienu balsu, o kunigas taip pasakė. Čia Dievo ranka, tokia jau jo valia. Tomas sudrebėjo nuo galvos ligi kojų, nes pamatė ramų indėno Džo veidą. Ta pat akimirką minia susiūbavo, ėmė bruzdėti ir pasigirdo šauksmai. Štai jis pats ateina. Kas, šaukė 14 balsų. Mefas Poteris. Žiūrėkite, sustojo. Sekite jį, jis nori pasprukti, laikykite jį, nepaleiskite. Kiti įsikorė į medžius viršum Tomo galvos, sakė, kad Mefas Poteris nemano bėgti. Jis tik sumišęs ir nežino, ką daryti. Koks begėdiškas įžūlumas, tarė vienas iš stovinčių. Atėjo pasigrožėti savo darbu, nesitikėjo, kad čia tiek žmonių. Minia prasiskyrė ir prie kapo prisiartino šerifas, iškilmingai vesdamas už rankos Poterį. Nelaimingojo veidas buvo sunykęs, o akys paklaikusios iš išgąsčio. Pamatęs nužudytąjį, jis ėmė drebėti lyg drugio krečiamas, užsidengė rankomis veidą ir pravirko. Ne aš tai padariau, brangieji žmonės, kalbėjo jis raudodamas. Prisiekiu jums, ne aš. O kasgi tave kaltina, pasigirdo kažkieno balsas. Strėlė pataikė į tikslą. Poteris pakėlė galvą ir apsidairė aplinkui sujaudinančią neviltimi akyse. Jis pamatė indėną Džo ir sušuko. O, indėne Džo, tu žadėjai, tu niekad... Tai jūsų peilis, šerifas pakišo peilį nelaimingajam prie pat veido.
Poteris būtų nugriuvęs, jei jo nebūtų pačiupę ir ramiai pasodinę ant žemės. Paskui jis tarė: kažkas man sakė, kad jeigu aš čia nesugrįšiu ir nerasiu, jis krūptelėjo ir beviltiškai numojęs ranką pratarė: pasakyk jiems, Džo, pasakyk, dabar jau nėra prasmės. Heklberis ir Tomas iš baimės neteko žado ir žiūrėjo išsproginę akis, kaip tas kietas širdis melagis, niekiek nesumišęs, pasakojo apie tai, ką jis matė. Berniukai kiekvieną akimirką laukė, kad štai tuoj iš giedro dangaus jam į galvą trenks perkūnas ir stebėjosi, kodėl Dievas taip delsė. Ir kai baigęs pasakoti jis liko gyvas ir sveikas, jų neaiškus noras sulaužyti priesaiką ir išgelbėti gyvybę neteisingai apkaltintam Poteriui atslūgo ir visiškai dingo, nes pasidarė aišku, kad tas nenaudėlis Džo yra parsidavęs velniui, o su tokiu galingu padaru kaip velnias ginčytis pavojinga. Kažkas paklausė Poterį: kogi tu nepabėgai? Kodėl parėjai atgal? Aš negalėjau kitaip, negalėjau, sudėjavo Poteris. Aš norėjau pabėgti, bet mane traukte traukė čia. Ir jis vėl ėmė raudoti. Po valandėlės Indėnas Džo prisiekęs taip pat ramiai pakartojo savo parodymus per tardymą, ir bernukai, matydami, kad perkūnas vis dėlto jo nenutrenkė, galutinai įsitikino, jog Džo yra pasidavęs velniui. Staiga jis tapo jiems pačia įdomiausia, nors ir pačia baisiausia būtybė pasaulyje, ir jie negalėjo nukreipti sužavėtų akių nuo jo veido. Juodu kiekvienas savo širdyje nutarė sekti jį naktimis, kai tik pasitaikys proga, vildamiesi nors vogčiomis pamatyti baisų į jo valdovą. Indėnas Džo pradėjo kelti nuo žemės žudytojo kūną ir guldyti į vežimą. Minę nukrėtė šiurpas. Visi ėmė šnibždėti, kad kaip tik tuo metu iš žaizdos ėmė sunktis kraujas. Berniukai pagalvojo, kad ši laiminga aplinkybė padės miniai išaiškinti tikrąjį žmogžudį, bet jiems teko nusivilti, nes ne vienas čia pat pastebėjo. Mefas Poteris stovėjo už 3 žingsnių nuo nužudytojo, kai pasirodė kraujas. Baisi Tomo paslaptis ir sąžinės priekaištai neleido jam visą savaitę naktimis ramiai miegoti. Vieną rytą per pusryčius Sidas tarė: Tomai, tu taip blaškaisi ir taip daug šneki per miegus, kad aš pusę nakties negaliu miegoti. Tomas išbalo ir panarino akis. Tai blogas ženklas, rimtai pasakė teta Polė. Kas tau įlindo į galvą, Tomai? Nieko aš nežinau. Tačiau berniuko ranka taip sudrebėjo, kad jis išliejo kavą. Ir vis mali kažkokias nesąmonės kalbėjo Sidas. Šiąnakt šaukiai: kraujas, kraujas, štai ten. Ir kartoji vis tą patį ir tą patį. O paskui pridūrei: nekankinkite taip manęs, aš pasakysiu. Pasakysi? Kągi tu pasakysi? Viskas susiūbavo Tomui prieš akis. Sunku pasakyti, kas būtų tą akimirką atsitikę, bet laimė, susirūpinimas dingo iš tetos Polės veido ir ji pati to nežinodama jam pagelbėjo. Ji pasakė: ak, tai vis ta baisioji žmogžudystė. Aš pati ją beveik kas naktį sapnuoju. Kartais prisisapnuoja, kad tai aš nužudžiau. Merė prisipažino, kad ir ją kamuoja panašūs sapnai. Sidas atrodo nurimo. Tomas, pasinaudojęs pirmą progą, pasiskubino dingti iš akių, po to apie savaitę skundėsi danties skausmu ir nakčiai susirišdavo žandus. Jis nežinojo, kad Sidas tyčia naktimis budi ir dažnai nusmaukęs Tomo raištį, pasirėmęs alkūnę, atidžiai klauso, ką jis šneka, o paskui vėl užsmaukia raištį. Tomo dvasinis sukrėtimas pamažu aprimo, dantų skausmas įgryso ir berniukas jo atsisakė. Gal Sidas ir suprato, ką nors iš paskirų Tomo žodžių, bet niekam nieko nesakė. Tuo metu Tomo draugai prasimanė naują žaidimą. Pradėjo tyrinėti pastipusių kačių lavonus ir rengti tardymus, o šis žaidimas jam nuolat primindavo baisų įvykį. Sidas pastebėjo, kad per šiuos tardymus Tomas niekad nebūna vyriausiųjų tardytojų, nors iki šiol jis buvo pratęs, kad visose žaidimuose svarbiausi vaidmenys būtų skiriami jam. Sidas taip pat pastebėjo, kad Tomas vengia ir liudytojo vaidmens. Ir tai buvo keista. Sido akis nepraleido ne to, kad Tomui iš viso šlykštus tie tardymai ir kad jis, pasitaikius bent mažiausiai progai, visada pasprunka. Sidas stebėjosi, bet nieko nesakė. Pagaliau net ir tardymai pasidarė nemadingi ir daugiau nekankino Tomo sąžinės. Tuo sielvartingų metu Tomas kiekvieną arba kas antrą dieną nutaikęs progą sliuogdavo prie mažyčio virbais apkalto kalėjimo langelio, kur kalėjo žmogžudys. Ir slapčiomis gabendavo jam įvairius gardumynus, kokių tik pasisekdavo nudžiauti.
Kalėjimas buvo nedidelis mūrinis namelis, rioksantis pelkėje miesto pakraštyje. Nieks jo nesaugodavo, bet to ir kalinių jame beveik niekada nebūdavo. Šios mažos paslaugos labai nuramindavo Tomo sąžinę. Miestelio gyventojai labai troško nubausti Indianą Džo už lavonų vogimą, ištepti į degutų, išvolioti plunksnas ir išdanginti raitą ant baslio iš miestelio. Bet jis kėlė visiems tokią baimę, kad neatsirado ne vieno, kuris pasiryžtų pradėti. Todėl taip viskas ir liko. Indianas buvo tiek atsargus, jog per abu tardymus pradėdavo savo pasakojimą tiesiog nuo muštynių, neminėdamas, kad prieš tai buvo atkastas kūnas. Todėl buvo nutarta, jog geriausia kol kas teisme to klausimo nekelti. 12 skyrius. Katinas ir skausmo malšinamieji. Viena iš priežasčių, užgožusių slaptą Tomo sielvartą, buvo nauji ir svarbus rūpesčiai. Beckett Thatcher nustojo lankiusi mokyklą. Kelias dienas Tomas, būdamas išdidus, stengėsi išmesti ją iš galvos, bet nieko neišėjo. Jis ėmė klaidžioti naktimis apie jos tėvo namus, jausdamasis baisiai nelaimingas. Jis sirgo. O jeigu numirs, kas tuomet? Ši mintis nedavė jam ramybės. Jo nedomino jau ne karas, neveliojo net plėšikavimas. Visas gyvenimo žavumas dingo, liko vien tik nuobodulys. Jis pamiršo net lanką ir lazdas. Jie nebeteikė jam jokio malonumo. Teta Polė susirūpino ir ėmė jį gydyti, mėgindama įvairiausius vaistus. Ji buvo iš tų žmonių, kurie žavėsi visokiais patentuotais vaistais ir naujai sugalvotais gydymo būdais. Ji be paliovos griebdavosi įvairiausių medicinos bandymų. Vos tik šioje srityje pasirodydavo kas nors nauja, ji degdavo nekantrumu išmėginti tą naujovę. Bet ne pati, nes niekuomet nesirgdavo, o pasitelkusi pirmą pasitaikiusi ligonį. Ji užsisakydavo visus sveikatos žurnalus ir frenologų leidžiamą šlamštą, o baisus nemokšiškumas, kurio jie buvo prikimšti, jai buvo kaip tyras oras. Visos nesąmonės apie kambarių vėdinimą ir apie tai, kaip reikia gulti ir kaip keltis, ką valgyti ir ką gerti, kiek reikia judėti ir kokią išlaikyti nuotaiką, kokius drabužius nešioti, visa tai jai atrodė šventa teisybė. Ir ji niekad nepastebėdavo, kad nauji žurnalai paneigdavo viską, ką jie būdavo rekomendavę praėjusį mėnesį. Ji buvo atvira širdė ir naivi, todėl lengvai tapdavo jų auka. Teta Polė rankiodavo visus šundaktarių žurnalus, visus šundaktarių vaistus ir, nors kovoti su mirtimi negalėjo, vis tiek buvo tikra, jog ji tarytum koks gydymo angelas visiems kenčiantiems kaimynams. Tuo metu kaip tik ėmė garsėti gydymas vandeniu ir slogi Tomo nuotaika jai labai pravertė. Kiekvieną rytą jinai keldavo berniuką vos prašvitus, vesdavosi į malkinę, apliedavo šaltų vandeniu ir ištrindavo rankšluosčių ir karštuvais. Po to vesdavo į kambarį, apvyniodavo šlapę paklodę ir užversdavo apklotais, kad išprakaituotų. Ir nelaimingasis tol prakaituodavo, kol anot jo paties visos geltonos sielos dėmės išlysdavo lauk pro odos poras. Bet nepaisant viso to, berniukas vis labiau blyško ir nyko ir atrodė visas nusibaigęs. Teta prie nuo gydymo pridėjo dar karštas vonias, sėdimąsias vonias, dušą, be to versdavo jį pasinerti į vandenį. Bet berniukas vis tiek atrodė niūrus kaip katafalkas. Kad geriau veiktų vanduo, teta ėmė maitinti Tomą skystą avižinę košę, lipdyti jam trauklapius ir kasdien kaip į kokį ąsotį pildavo visokius šundaktarių marmalus. Pamažu pasidarė visiškai abejingas šitiems kankinimams. Tas abejingumas senutei širdyje sukėlė siaubą. Ji nutarė žūtbūt išjudinti jį iš to apsnaudimo. Tuo metu ji pirmą kartą išgirdo apie naujus vaistus, skausmo malšinamuosius, ir tučtuojau užsisakė geroką jų kiekį. Paragavo ir apsidžiaugė, skystis degino kaip tikra ugnis. Jie atsisakė gydymo vandeniu ir kitų išmonių, ir visas viltis sudėjo į skausmo malšinamuosius. Ji davė Tomui išgerti pilną šaukštelį ir su nerame širdimi ėmė laukti rezultatų. Jos susirūpinimas bematant dingo ir siela nurimo, nes visas Tomo abejingumas kaip mat išgaravo. Jeigu berniuką kas nors būtų pasodinęs ant žarijų, jis nebūtų smarkiau pašokęs. Tomas pajuto, kad iš tikro jau metas pabusti. Toks gyvenimas įnešė į niūrias jo dienas gerokai romantikos. Bet jame atsirado per daug įkyraus įvairumo ir per mažai tikro jausmo. Jis ėmė kurti visokiausius planus, kaip čia atsikračius tos nelaimės.
Ir pagaliau jam šovė mintis apsimesti, kad skausmo malšinamieji jam labai patinka. Jis ėmė taip dažnai prašyti vaistų, jog tetai pagaliau tiek įgryso, kad jį liepė gerti pačiam ir nebesukti jai galvos. Jeigu tai būtų buvęs Sidas, jos džiaugsmo nebūtų drumstęs joks nepasitikėjimas, bet kadangi tai buvo Tomas, ji ėmė slapta stebėti buteliuką. Vaistų iš tikrųjų mažėjo, bet jai nei galva neatėjo, kad Tomas gydo ne savo sveikatą, o plyšį svetainės grindyse. Kartą, kai jis pylė vaistus į tą plyšį, priėjo murkdamas geltonas tetos katinas ir godžiai žiūrėdamas į šaukštelį, paprašė, kad ir jam duotų paragauti. Oi, Piteri, neprašyk, jeigu tau nėra būtino reikalo. Bet Piteris tikino, kad jam būtinai reikia. Žiūrėk, kad neapsiriktum, gailėsies. Bet Piteris buvo tikras, kad neapsiriks. Na, jeigu jau taip prašai, tai duosiu, man negaila. Bet žiūrėk, nepatiks, kaltink save patį, ne ką kitą. Piteris su viskuo sutiko. Tomas pražiodė jam nasrus ir įpylė šaukštelį skausmo malšinamųjų. Piteris pašoko porą metrų aukštyn, po to pasigirdo baisus klyksmas ir katinas ėmė lakstyti ratu po kambarį, kliūdamas už baldų, vartydamas gėlių puodus, siaubdamas viską aplinkui. Paskui jis atsistojo piestu ir apimtas beprotiško entuziazmo, pakreipęs galvą ant peties ir bliaudamas visą gerklę iš nenumaldomo džiaugsmo, ėmė išdidžiai vaikščioti po kambarį. Po to vėl ėmė siusti, draskydamas ir griaudamas viską, kas tik pakliuvo po kojom. Teta Polė įėjo kaip tik tuo metu, kai jis padaręs kelias dvigubas mirties kilpas demonstravo savo paskutinį pokštą. Šoko pro atvirą langą, traukdamas paskui save dar likusius gėlių puodus. Senutė tiesiog suakmenėjo iš nustebimo, žiūrėdama per akinių viršų, o Tomas raičiojosi ant grindų, mirdamas iš juoko. Na kasgi tam mūsų katinui? Aš nežinau, teta, vos beištarė Tomas. Kaip gyva nemačiau nieko panašaus. Nuo kogi jis taip padūko? Tikrai nežinau, teta Polė, katės visad taip dūksta, kai joms būna linksma. Argi? Tetos Polės tonas buvo toks, kad privertė Tomą susimastyti. Taip, teta, taip yra, aš taip manau. Tu manai? Taip, teta. Senutė pasilenkė, o Tomas su augančiu iš nerimo susidomėjimu sekė kiekvieną jos judesį. Bet jis per vėlai suprato, kuo čia kvepia. Iš po lovos aptiesalo kyšojo išdavikas, arbatinis šaukštelis. Teta Polė jį paėmė. Tomas krūptelėjo ir nuleido akis. Tada teta Polė pakėlė Tomą nuo žemės už įprastos rankenos, už ausies, ir skaudžiai sudavė per galvą siuvamuoju piršteliu. Na, meldžiamasis, pasakyk, už ką tu kankini tą nebylų padarą? Aš daviau jam vaistų iš gailesčio, nes jis neturi tetos. Neturi tetos? Avigalvi tu! Kuo čia dėta teta? Jeigu jis turėtų tetą, jis su visais vaistais jam išdegintų vidurius, išsvilintų be pasigailėjimo visas žarnas, nežiūrėdama, ar jis katinas ar berniukas. Teta Polė staiga pajuto sąžinės graužimą. Viskas jai pasirodė naujoj šviesoj. Tas, kas buvo žiauru katinui, galėjo būti žiauru ir berniukui. Jos širdis suminkštėjo, jai pasidarė jo gaila. Ji apsiašarojo ir uždėjusi ranką Tomui ant galvos švelniai tarė. Aš juk tau gero norėjau, Tomai. Ir Tomai tau juk tai padėjo. Tomas rimtai pažvelgė ją į akis, o jo lūpose blykstelėjo vos pastebima pašaipa. Žinau, tetulė, kad jūs norėjote man gero, juk aš Piteriui irgi to paties norėjau. Ir tai jam taip pat padėjo. Aš dar niekad nebuvau matęs jo taip linksmai šokinėjant. Na, užteks, Tomai, užteks, neerzink vėl manęs. Būk paklusnus ir geras berniukas, ir tau daugiau nereikės gerti vaistų. Tomas atėjo į mokyklą gerokai prieš pamokas. Visi pastebėjo, kad pastaruoju metu šis neįprastas reiškinys kartojasi kasdieną. Ir dabar, užuot žaidęs su draugais, jis sukaliojosi mokyklos kieme prie vartų. Jis sakėsi sergas ir iš tikrųjų nekaip atrodė. Jis apsimetė žiūrys visur, kur tik ne ten, kur iš tikrųjų žiūrėjo, į kelią. Vos tik tolumoje pasirodė Jeffas Tečeris, Tomas nušvito, valandėlę žiūrėjo į tą pusę, o paskui liūdnai nusigręžė. Kai Jeffas įėjo pro vartus, Tomas jį prašnekino ir visaip stengėsi nukreipti kalbą apie seserį, bet tas bukaprotis nesuprato jo užuominų. Tomas vis laukė ir kai tik iš tolo sušmežuodavo suknelę, jam vėl atgimdavo viltis. Bet vos tik paaiškėdavo, kad tai nebekė, jis imdavo nekęsti tos, kurie vilkėjo. Pagaliau suknelių daugiau nebebuvo matyti ir Tomas visiškai nusiminė. Jis įėjo į tuščią klasę ir atsisėdo į savo vietą, kentėti.
Tuo metu tarpuvartėje šmėkštelėjo dar viena suknelė ir Tomui nusmelkė širdį. Nepraėjo nė akimirką, o jis jau buvo kieme. Siausdamas tartum indėnas, jis šaukė, kvatojo, vaikė berniukus, šokinėjo per tvorą, rizikuodamas nusisukti sprandą ir nusilaužti koją. Vartėsi kūliais, vaikščiojo aukštyn kojom. Žodžiu išdarinėjo, ką įmanydamas, vis vilkčiodamas į bekę. Ar jį mato, ar ne? Bet ji, atrodo, nieko nematė ir net nežiūrėjo į tą pusę. Nejaugi ji nežino, kad jis čia. Jis prisertino visai prie jos ir toliau krėtė į mantras savo išdaigas. Lakstė aplinkui smarkiai šaukdamas, nuplėšęs nuo galvos vienam berniukui kepurę, užmetė ant mokyklos stogo. Įsiveržėsi į būrį vaikėzų, išblaškė juos į visas puses, pagaliau išsitiesė ant žemės prie pat bekės kojų ir vos jos neparvertė. Ji nusigręžė, užrietusi nosį ir Tomas išgirdo, kaip pasakė. Fe, kai kurie žmonės įsivaizduoja, kad jie baisiai vikrus ir visad nori pasirodyti. Tomui užkaito skruostai. Jis sukaupė visas jėgas ir nudūlino šalin priblokštas ir nusiminęs.